trumpiausiai lytinių santykių visose apklausose turi turkai, kurie yra beveik visi apipjaustyti, tai galim pasakyti, apipjaustimas neveikia prieštakinė ejakuliacija gydyti. Bet vidurkis yra nuo 5 iki 7 minučių. Į penetraciją. Nuo penetracijos iki ejakuliacijos. Tai va, tai be abejo, lytiniai santykiai yra, vėlgi čia visas atskiras pokalbis su pacientu yra, kas tau tie lytiniai santykiai. Testosteronas pas vyrus pradeda mažėti nuo 18 metų. Ir jis mažėja, taip, mes pasiekėm tą piką ir jis po truputį krenta. Ir jis krenta po 1–1,5% kiekvienais metais. Visiems skirtingai. Plius yra gyvenime tokių būklių, apie kurias galėsim šnekėti, kaip, pavyzdžiui, vaiko gimimas, kas per pusę sumažina testosteroną trumpam. Bet mintis yra ir atliktos studijos, ar verta daryti visuotinį skryningą dėl žemo testosterono. Išgirdęs kažką, tai steigiam, sako, kas nors pasako, 100 iš 10 buvo. Tai pasakė jam tai partnerė, tai jisai 2 savaitės vaikščios kaip kitas žmogus. Tas žiauriai. Kiek tai yra skausmingas, neigiamas feedbackas, tai ant tiek pat yra stiprus. Tai pagirti vyrą galima ir lytinių santykių metu. Tai abudu viens kitą turi girti.